Druskininkų ligoninė gali pasidžiaugti ne tik jaukia ir atnaujinta aplinka, bet ir su pacientais dirbančia kvalifikuota komanda, kuri labai profesionaliai ir atsakingai rūpinasi pacientų gerovę ir jų sveikata. Praėjusių metų vasarį Druskininkų ligoninės 4. aukšte duris atvėrė geriatrijos dienos stacionaras, teikiamos išsamiojo geriatrinio ištyrimo paslaugos, atliekamos gydomosios ir kitos procedūros. Geriatrijos skyriaus tikslas padėti vyresnio amžiaus žmonėms atstatyti sveikatą. Suburta profesionali skyriaus komanda atsakingai rūpinasi pacientais, jų fizinė ir emocinė sveikata. Pas mus skyrius yra labai modernus, yra padaryta viską, kad būtų tikrai visus galimybės, kad būtų lengviau. Mes skiriam vaistų, mes skiriam skysčių terapiją, skiriam ir reabilitacinis gydymas. Mes esam didelė komanda, mes kaip gydytojas geriatras, dar mes bendraujam su gydytojas reabilitologas, su gydytojas neurologas, slaugytojas, turim ir socialinį darbuotoją. Turim ir kineziterapeutai, ergoterapeutai, žinau, kad tikrai didžiulį komandą ir tikrai viską duodam savo vyresnio amžiaus žmonės, kad jiems būtų gyvenimas lengvesnis ir geresnis. O Druskininkų ligoninės priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje jau antrus metus įgyvendinamas projektas, pagal kurį teikiamos telemedicinos paslaugos. Pasitelkus modernias technologijas, Druskininkų medikai teikdami pagalbą pacientams per atstumą konsultuojasi su kolegomis iš Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės. Telemedicinos paslauga mums labiausiai padeda pacientus gydant tos, kurie kreipiasi į priėmimo skyrių esant sudėtingom patologijom, kaip pavyzdys išplitusiam onkologiniam lygom, pirmą kartą nustatomam onkologiniam lygom, taip pat pacientam, kurie turi sudėtingų 3. lygio gydymo įstaigų patologijų, tai mes jiems pagalbą galim teikti čia ir dabar, be abejo kardiologiniam pacientam, pulmonologiniam pacientam, kurie kreipiasi į mūsų skyrių. Tai mes jiems pagalbą galim teikti čia ir dabar, nėra būtina pacientų pervežinėti į kitą gydymo įstaigą ir mes viską galim susitvarkyti vietoje. Per metus maždaug turim apie 100–150 telemedicinos konsultacijų, tai beveik visais atvejais pacientam buvo padėta čia ir dabar ir nebuvo reikalingas pervežimas į kitą gydymo įstaigą. Žengėme su naujovėmis, mokslo ir technologijų inovacijomis, kartu mūsų ilgametė patirtis ir kompetencijų įvairovė leido mums tapti viena iš lyderiaujančių rajono ligoninių Lietuvoje. Ir žinoma, visi šitie pasiekimai priklauso mūsų Druskininkų ligoninės kolektyvui, nes jie visi dirba tam, kad ligoninė dirbtų kaip vienas bendras mechanizmas. Druskininkai vienintelis Lietuvos kurortas išsaugoja savo ligoninę, kurioje kasmet atnaujinamos patalpos ir medicininė įranga, o kolektyvas nuolat pasipildo kompetentingais medikais, kurių pagalbą vertina ir druskininkiečiai, ir kurorto svečiai.